Labadiena, sakome visiems prisijungusiems prie Ugdymo plėtotės centro mokytojo televizijos. Tęsime tiesioginių vaizdo transliacijų ketvirtadieninį ciklą ir dėkojame visiems, kurie aktyviai dalyvaujate, užduodami klausimus, pateikdami nuomonės, pateikdami pasiūlymus. Ir kviečiu ir šiandieną, ne tik šios transliacijos metu būti aktyviais dalyviais, bet ir pateikti Ugdymo plėtotės centrui savo pasiūlymus, kokias temas ateityje dar norėtumėte aptarti tiesioginių vaizdo transliacijų metu. Na, o šiandienos mūsų tema yra studijų ir karjeros galimybės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje. Aš esu Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro neformalio ugdymo skyriaus vedėja ir pristatau garbingus svečius iš Lietuvos karo akademijos. Tai pas mus šiandien svečiuojasi Kariūnų bataliono vadas majoras Bronius Žiekas. Labadiena visiems. Atrankos centro viršininkas majoras Rimvydas Adomavičius. Sveiki gyvi. Ir studijų skyriaus viršininkas majoras Ramūnas Grėsius. Gerą dieną. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ir švietimo ir mokslo ministerija, o taip pat ir Lietuvos šaulių sąjunga yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį. Ir sutarty yra įsipareigota efektyvinti, stiprinti bendradarbiavimą. Ir tas bendradarbiavimas vardan to, kad kuo daugiau vaikai ir jaunimas ir visa švietimo bendruomenė labiau domėtųsi, išmanytų nacionalinio saugumo klausimus, krašto gynybos klausimus, o taip pat, kad vaikai ir jaunimas būtų efektyviau ugdomas jų pilietiškumas, patriotiškumas. Ir vienas iš sutarties punktų numato, kad yra reikalinga tikslinga švietimo bendruomeniai pristatyti karjeros galimybės krašto apsaugos sistemoje ir pristatyti kario profesiją. Todėl mūsų šios dienos tikslas ir yra pristatyti ir aptarti, tai kokiagi yra ta kario profesija, kokie iššūkiai, kokias galimybės būnant kariu. Galbūt kokios asmeninės savybės reikalingos, jeigu nori būti kariu ar karininku. Na ir kokios yra teikiamos karjeros galimybės, tuo pačiu pristatyti, ką siūlo Lietuvos karo akademija. Ir žinoma, labai įdomu, koksgi tas kasdieninis kariūnų gyvenimas. Tai apie visą tai šiandieną mes ir kalbėsimės. Na ir aš dar kartelį noriu pakviesti visus dalyvius, būti ir šiandien aktyviais, pasinaudoti išskirtinę progą garbingiems svečiam užduoti klausimus tiesiogiai, pateikti savo mintis, įžvalgas ar pasiūlymus. Ir tą padaryti yra galima, primenu, kad reikėtų savo kompiuteriuose po ekranu, jūs matot langelį, kuriame reikėtų įrašyti vardą ir patvirtinti. Ir tuomet jūs turėsit galimybę tiesiog rašyti savo klausimus ar mintis ir matysit, ką kiti dalyviai rašo. Tai nieko nelaukiant ir pradedam, kviečiu gerbiamą majorą Grėsių pristatyti, tai kokiagi yra ta kario profesija. Tai dar kartelį laba diena ir ko gero bandysim iš karto perėti prie prezentacijos, kur sudėjom iš tikrųjų tuos dalykus, kurių dažniausiai mūsų klausia, tiek moksleiviai, tiek besidomintis kario profesiją, ir kad galėtumėm susikalbėti šiek tiek apie terminus ir visus kitus dalykus, kad suprastume vieni kitus ir kad suprastum mus, ką mes kalbam ir kad mes suprastum klausimus. Tai pradėsiu nuo mūsų prezentacijos, tai nuo paprastų dalykų. Tai kairiam prezentacijos kampe yra ženklas, kuris simbolizuoja mūsų krašto apsaugos sistemą. Dešinėme kampe yra ženklas mūsų generolo Jono Žemaičio karo akademijos. Taip pat žemiau matote ženklą, kuris yra dėvimas arba segiamas uniformai, kada pabaigia akademiją ir leitenantas gauna būrio vado kvalifikaciją ir segi uniformą. Taip pat matote vieną šūkį: be reikalo nepakelk, be garbės nenuleist. Tai yra toks kaip nuosaka arba gyvenimo kredo, o kaip nuosaka, kadangi suteikiant pirmą karininko laipsnį arba išventinant, prezidentas dėdamas kardą ant peties būtent ištarė tokius žodžius. Sekantį skaidrį matot kariai, ar ne?
gražus kariai, juoda graži uniforma ir iš tikrųjų dažnai mes girdim ir spaudoje, kad tai kariūnai. Bet kariūnai norėčiau paminėti, kad iš tikrųjų tai yra studentai, kurie studijuoja aukštoje mokykloje, nes kartais paskaičius mūsų spaudą atrodo, kad mes kariuomenės neturim, turim tik vien kariūnus. Tai kaip ir įsiaiškinom, kad studentas tai yra civilinės aukštosios mokyklos, o aukštosios karinės mokyklos tai yra kariūnas. Tai jeigu taip dėtų lygybės brūkšnį, tai būtų studentas ir kariūnas, tai vienas ir tas pats, tik vienas civilis, kitas yra iš karinės pusės. Matom dar daug labai karių ir gali žmogus supainioti. Tai pradėkime nuo paprastų dalykų. Kareivis, ar ne? Tai tas, kuris atlieka užduotis. Matom dar vieną karį, kuris rodo pakėlęs ranką. Tai yra puskarininkis arba seržantas, kuris iš tikrųjų vadovauja nuo 4 karių grandies iki skyriaus, kur yra nuo 8 iki 12 karių. Taip pat jis gali būti ir būrio vado pavaduotojas. Ir matot, apačioje stovi karys, atiduoda pagarbą, tai yra karininkas. Tai štai į ką yra orientuota akademija, tai yra karininkas. Ir klupi 30 jo karių. Tai jeigu grįžtant dar kartelį, tai karininkas nėra kareivis, karininkas nėra seržantas. Jis aišku žino, ką turi daryti kareivis, ką turi daryti ir kaip vadovauti puskarininkas arba seržantas. Ir jis yra tas žmogus, kuris jiems vadovauja. Taigi, toliau. Dažniausiai ir suaugę žmonės ne visi žino, o jaunimas tai dar dažniau kaip taras savo kelią. Tai pabandysim irgi suorientuoti žmonės, kad iš tikrųjų tie, kurie domisi kariuomenė, tai minimaliausiai sąlytį su kariuomenė turi tokia nevyriausybinė organizacija. Jinai yra sukarinta visuomeninė organizacija, vadinasi Lietuvos šaulių sąjunga. Ten tikrai siūlyčiau pabandyti šiek tiek sužinoti minimaliai apie kariuomenę. Jeigu jums to būtų mažoka, mes turim krašto apsaugos savanorių pajėgas. Tai yra integrali krašto apsaugos sistemos ir kariuomenės dalis. Ir jeigu kalbėt tokia civilinė kalba, tai kaip ir būtų namų kariuomenė arba rezervas. Ir matot net ir nuotraukui, kad jinai kaip ir perplėšta, kad yra kaip ir kariai ir tuo pačiu yra civiliai žmonės. Tai čia tie žmonės, kurie laisvo nuo darbo metu, dažniausiai savaitgaliais, ateina ir mokosi, treniruojasi, turi pratybas tiek praktiškai, tiek teoriškai, kaip reikia ginti šalį. Jeigu ir to mažoka, turime dar vieną reguliarių pajėgų dalinį, tai yra mokomasis pulkas, Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, kur galima stoti į bazinius karinius mokymus ir kaip visi girdite per spaudą, nuo rudens bus šauktinė arba privaloma karo tarnyba. Bent dabar po 3 mėnesių praėjęs bazinius karinius mokymus, karys gali pasirašyti sutartį tapti profesionaliu kariu, arba gali išeiti į rezervinės pajėgas, tai yra į savanorius, arba tiesiog būti rezerve. Jeigu ir to mažoka, vadinasi, jūs norėtumėt būti vadu. Tai kaip ir minėjom, vadus rengia iš kariuomenės būtent keletas institucijų. Tai būtent divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla, kuri rengia puskarininkius ir seržantus. Tai būtent, kaip ir minėjau, tai žmonės, kurie vadovauja nuo grandies, tai yra nuo 4 karių, skyriui nuo 8 iki 12 karių ir gali būti būrio vado pavaduotojas. Ir paskutinė grandis tai yra būrio vado ir aukštesniųjų vadų rengimas, tai būtent generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, kuri rengia karininkus. Tai mes kaip ir išsiaiškinom, kad karo akademija tai yra ta institucija, kuri rengia karininkus. Ne kareivį, ne seržantą, o būtent karininką. O galima ties čia dar pasitikslinti? Be abejo. Tai jeigu nesimokai ir nebaigai Lietuvos karo akademijos, tai tu nesit karininkas? Galima sakyti ir taip. Man atrodo, mes dar šiek tiek pabaigsim prezentaciją ir daug kas sustos į savo vietas. Tai vat kaip ir kalbėjom, tas karininkas, tai kaip ir matot, kad karininkas yra ir vadas, ir lyderis, ir dar pabandėm padėliot, kokių jis turėtų savybių turėti. Tai jis turėtų būti ir mokytojas, ir auklėtojas, ir patarėjas, ir vadas, ir lyderis, įkvėpėjas, motyvacijos šaltinis, asmeninis pavyzdys, vyresnysis draugas, brolis ir tą galėtumėm tęsti be galo. Tai nėra taip paprasta, kaip kartais žmonės įsivaizduoja.
Ir į pabaigą tada užakcentuojam, kad koks yra tas mūsų generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos tikslas. Tai būtent parengti karininką, išugdžius jo lyderio savybės, kuris būtų intelektualus, kuris turėtų profesinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų vadui vadovauti Lietuvos kariuomeniai, kad jis būtų motyvuotas ir pasirengęs vadovauti padaliniams tiek taikos, tiek karo metu ir tarnauti Lietuvos valstybei. Toliau apie pačią akademiją, kaip tie kariūnai rengiami. Tai mėgstam sakyti, kad akademija tai yra du viename. Ko gero nėra daugiau Lietuvoje aukštųjų mokyklų arba universitetų, kurie suteiktų dvi specialybės, o karo akademija tai daro. Tai gauna tiek karinį rengimą, išsilavinimą tai yra būrio vadas, sausumos pajėgų karininkas ir dar gauna civilinę specialybę. Tai pas mus yra 3 kryptis universitetinėse studijose, tai būtent gynybos ir saugumo institucijų valdymas, tarptautiniai santykiai ir modernių gynybos technologijų vadyba. Tai kaip matote, mes galime gauti 2 dalykus – civilinį ir karinį išsilavinimą. Kaip dabar atrodo tas visas rengimas? Tai kaip matote, yra išdėstyta laiko ašyje. Tai dažniausiai, ką ir minėjau prieš tai, kad jaunas žmogus gali nusivilti. Jeigu jis ateina ir įsivaizduoja, kad jis mokysis tik kariauti, jį iš karto galime nuvilti, nes visi pirmi 7 semestrai tai yra pagrindinės civilinės studijos, kur reikia daug mokytis, kadangi jeigu yra 2 viename, vadinasi 2 reikia daugiau mokintis. Taigi dar kartelį akcentuoju, kad nuo 1 iki 7 semestro 3,5 metų pagrinde mokosi civilinių dalykų ir tik truputėlį karinio rengimo. O pabaigoje, paskutintam semestre, kaip ir jie pasikeistų, sakykime, vietomis, pagrindinė būna karinis rengimas ir tik truputėlį pridedamas civilinis rengimas. Taip pat matote apačioje, kasgi gali išeiti iš to mūsų viso mokymosi. Tai kaip jau ir minėjau, gauna būrio vado kvalifikaciją ir taip pat gauna bakalauro laipsnį. Tai būtų 3 dalykai – viešo administravimo bakalauras, politikos mokslų bakalauras arba vadybos bakalauras. Kaipgi viskas atrodo ir kaip į tą akademiją patekti? Tai kad į ją patekti reikėtų pirmiausia atlikti profesinio tinkamumo testus. Juos galima atlikti nuo 16 metų, vėliau prezentacijų kolega apie tai pakalbės plačiau. Taip pat reikia praeiti karinės medicinos ekspertizės komisiją ir kad jį pripažintų, kad jūs esate tinkamas studijuoti. Be abejo, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir galima pretenduoti, kaip jau minėjau, į tas 3 kryptis, kur gausime vieną civilinį bakalauro laipsnio išsilavinimą ir sausumos pajėgų vado arba būrio vado kvalifikaciją. Kas dar gali būti toliau? Tai pabaigus bakalauro po tam tikro laiko galima studijuoti ir magistratūros studijose. Taip pat yra 3 krypčių, tai yra visuomenės saugumas ir gynyba, žmonių išteklių vadyba, karinė diplomatija ir dar vėliau galima studijuoti doktorantūros studijose, kurios yra politikos mokslų krypties. Galėčiau paminėti, kad gynybos ir saugumo institucijų valdymas tai yra nauja kryptis, ji buvo akredituota 2012 metais ir nuo 2014 metų jinai pakeista, nes iki tol buvo personalo vadyba. Į ką dar norėčiau akcentuotis ir ką norėčiau pasakyti, kad mes esam tokia pati aukštoji mokykla kaip ir visos kitos aukštosios mokyklos, todėl vadovaujamės Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais priėmimo tvarkomis ir visais kitais įstatymais arba norminiais aktais. Ir pagrindinė informacija galite atrasti tokiam tinklapį kaip www.lama.vpo.lt, apie kurį ko gero moksleiviai žino daugiau negu mes. Bet ką norėčiau užakcentuoti, kad konkurse gali dalyvauti tik tai Lietuvos Respublikos piliečiai, konkursą turiu omeny, kad stoti į karo akademiją. Tai Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nėra teisti už tyčinius nusikaltimus, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo ir kuriems įstatymais netaikomi apribojimai būti priimtiems į valstybės tarnautojo pareigas. Taip pat, ką ir kalbėjome iki to, išlaikę profesinio tinkamumo testus, praėjęs medicinos ekspertizės komisiją ir pripažintas tinkamus, taip pat ne vyresnis kaip 25 metai. Toliau apie patį profesinio tinkamumo testą pakalbės mano kolega. Dar kartą laba diena, gerbėmieji žinovai. Šiandien aš atstovauju generolo Jono Žemaičio karo akademijos atrankos centrą.
Tai mūsų akademija jau praktiškai 15 metų yra integruotas Didžiosios Britanijos Sandhurst karo akademijos profesinio tinkamumo testavimo metodas, dalykas. Kam to reikia? Reiškia, kodėl mes tą darome? Tai patys įsivaizduojate, kad profesijos pasirinkimas yra gana sudėtingas ir svarbus dalykas apskritai. Tai ir būsimasis mūsų absolventas, leitenantas, vadovaus padaliniui, tikėtina būrį, kurį sudaro 30 karių, taip pat turės įvairią karinę įrangą, ginkluotę, priemonės. Reikės greitai priimti sprendimus įvairioje situacijoje, o jūs politinę situaciją, manau, irgi žinote aplink mūsų šalį. Tai sprendimai turi būti greiti, nes atsakomybė yra didžiulė. Tai reiškia, vadas atsakingas taip pat už karių gyvybės ir kartu turi įvykdyti, aišku, jam pavestą užduotį. Todėl ir organizuojamas toks profesinio tinkamumo testas įvertinti kiekvieno, su tikslu įvertinti kiekvieno būsimojo kandidato arba kariūno įgūdžius ir gebėjimus. Tai jau buvo minėta, pagrindiniai 5 priėmimo į karo akademiją etapai, tai mūsų tas profesinio tinkamumo testas, tai ir yra pats pirmasis. Tai kokiosgi užduotis? Tai pasakysiu iškart, kad galite tų užduočių ypatingai nebijoti ir nesijaudinti. Tai kaip tik yra tokia unikali patirtis ir kviečiame atvykti juos ir dalyvauti. Jie čia yra išvardinti: fizinio pasirengimo normatyvai, kognityvinių gebėjimų užduotis, diskusija, vadovavimo užduotis, individualūs pokalbiai, užduotis neskiriant vado bei planavimo užduotis. Tai kam svarbiausia iš tų užduočių? Ką jūs galite padaryti iš anksto? Tai štai priešais jūs yra 3 pagrindiniai fizinio pasirengimo pratimai, kuriuos, aišku, reiktų atvykti ir išlaikyti ir būti pasiruošus. Tai reikalavimai šiek tiek skiriasi ir vaikinams, ir merginams. Tiek atsispaudimus, tiek susilenkimus reikia atlikti per 2 minutės. Yra tam tikras laiko intervalas pailsėti. Na ir 3 km bėgimas. Tai va tokie minimalūs, čia yra minimalūs reikalavimai. Aišku, įvairių, kai parodau šitą informaciją, yra įvairių nuomonių, čia yra mažai, čia yra daug, bet pabrėšiu, tai yra minimalus. Jūs galite parodyti ir maksimalius gebėjimus šitoje srityje. Taip, dabar kalbant apie įvairias užduotis, na tai ką galima pasakyti? Pirmiausia, tas visas testas trunka maždaug 2 dienas. O kandidatai, pavyzdžiui, atvyksta 8 ryto, pirmadienį į pačią karo akademiją. Tai jų ir laukia pirmoji užduotis, tokia diskusija. Grupė sudaro maždaug 8-10 tų dalyvių. Kiekvienas gauna tam tikrą numerį, liemenę. Žodžiu, ir pirmoji užduotis diskusija, kalbame apie karininko profesiją, apie karį. Tuo pat metu visi susipažįsta tarpusavę, papasakoja savo įvairius hobį, ką veikia laisvalaikiu, kaip sekasi. Taip. Toliau, kalbant apie vadovavimo užduotį, jos yra tokios dvilypės. Vieną kartą komanda turi atlikti užduotį komandoje, kada nėra paskirtas vadas, o vadovavimo užduotis reiškia iš tų 8 dalyvių paskiriame vadą, ir kuris praktiškai parodo, kaip jam sekasi. Tai vat, būna minimali planavimo užduotis, reiškia ten ką reikia įvykdyti. Yra sukurta tam tikra modeliuojama situacija. Ir kandidatas turi atkreipti dėmesį į prioritetus, reiškia, ką daryti pirmiausia. Tai čia tokia gyvenimiška patirtis, ką praktiškai matyt kiekvienas susidurite gyvenime. Na ir kaip jūs greitai tą atliksite ir pristatysite ir vertinimo komisija, kuri yra labai nusiteikiusi geranoriškai. Tai dažniausiai ją sudaro 2 kariškiai ir kadangi mūsų karo akademija yra aukštoji mokykla, tai būtinai atstovauja ir universitetinių studijų bloką vienas dėstytojas docentas. Taip, tai čia matote profesinio tinkamumo testavimo vaizdus. Kaip tik viršuje kairiajame kampe vyksta planavimo užduotis, kiekvienas ruošia minėtą individualų planą. Toliau vykdo užduotis tokias minimales, vadovavimą, vadai vadovauja. Tai neįsivaizduokite, kad čia
tokie laukia jūsų atvykus fantastiški iššūkiai, 50 km žygiai, nardymai po vandeniu. Pirminis etapas yra toks lengvų užduočių patikrinimas. Tai va. Ir, kaip matote, irgi vienoje nuotraukoje, pats paruošęs planą kandidatas jį pristato likusiems grupės nariams. Tai jeigu norėtumėte sužinoti papildomos tos informacijos apie mūsų karo akademiją, tai internetinėme puslapyje LKLT yra sukurta speciali skiltis stojantiesiems ir ten paspaudus atrankos centrą galima detaliau sužinoti visą informaciją apie profesinį tinkamumo testą. Baigiant šitą dalį norėčiau pakviesti visus aktyviai dalyvauti. Kaip ir buvo minėta, galite dalyvauti nuo 16 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs jau būdamas 10-okas galite atvykti į mūsų profesinį tinkamumo testą. Ir kas tai yra? Tai unikali patirtis. Pavyzdžiui, kai kurie kandidatai nusivylė pirmą kartą, kažko šiek tiek pritrūko dalyvaujant. Taip, bet yra galimybė atvykti jau būnant 11 klasėje. Tai bendros taisyklės tokias. Reiškia, galite dalyvauti 3 kartus šitame profesinio tinkamumo teste kiekvienais sekančiais mokslo metais. Tai kviesčiau kuo anksčiau atvykti pas mus ir parodyti aišku atvykus norą ir maksimalų norą būti karininku. Aš dar tik pasitikslinu, reiškia, galima kiekvienais mokslo metais vieną kartą per metus. Iš viso turi 3 galimybės. 3 šansai. 3 šansai tapti generolu. Taip. Startas. Taip. Ne iš karto. Taip, ne iš karto, bet startiniam. Taip. Ir ar tai yra mokama, ar tai yra nemokama, ir ar jūs duodat po to kažkokias išvadas tam jaunam žmogui su savim, kuriem reikėtų pasitemti, ką jis turėtų dar tiesiog... Labai puikus klausimas. Reiškia, po kiekvieno profesinį tinkamumo testą yra tokia specialioji dalis, tai yra aptarimas. Mes paklausime kiekvieno kandidato nuomonės, taip pat jie gauna įvairius atsakymus, komentarus. Tačiau informuojame labai formaliai, tinkamas studijuoti karo akademiją arba netinkamas. Detalesnę informaciją galime paaiškinti, taip yra tokia galimybė kiekvienam kandidatui, kuriame iš vertinimo blokų bendrai jums pasisekė geriau, kažkur ne taip ir kur reikia pasistengti. Deja, jau šiuo metu galime, pažinodami ir dažnai bendraudami su jaunuoliais, nuo 10 iki 12 klasių, tai dažniausiai, kas čia mums taip neramina, tai kad atvyksta, ir tų atsispaudimų truputėlį trūksta. Tai tokiems dalyviams mielai suteikiame šansą. Tai šiek tiek pasiruošti, pasportuoti ir atvykti dar kartą. Taip. O sakykit, nebūna taip, kad 16-metis atvyksta ir vieni rezultatai ir po to turbūt jam dar reikėtų, jeigu jo rezultatai yra puikus ir kai jam sueina 18 metų, jis baigė vidurinę mokyklą, tai jisai dar kartą turi prieš pat stojimą praeiti šitą testą ir jam užsiskaitys, ką jis 16 metų būdamas Puikus, turėjo. logiškas klausimas. Tai mes kaip tik ir džiaugiamės, kad 16 metų atvykęs parodė tokius gerus rezultatus ir tas sprendimas galioja 3 metus. Tai ką tai reiškia? Tai 10-okas ir 11-okas teigiamą įvertinimą jau gavęs tuo metu, aišku, gali labai koncentruotis būtent į pačių studijų dalykus. Tai reiškia, jeigu jis žino, kad karo akademija 3,5 metų trunka universitetinės studijas ir tam tikros srities, tai jis jau gali galvoti apie egzaminus tos srities, apie geresnę studijų kokybę, ta prasme, ruošti žinias anksčiau. Ir testas jau yra pas jį išspręstas klausimas. Tai kągi, aš dėkuoju, trumpai pristačiau tą mūsų vadinamąjį profesinį tinkamumo testavimo etapą. Taip, jau mus pasiekia klausimai, turim dalį klausimų ir kuriuos buvom gavę ir iš anksto ir dabar šiuo metu yra tiesioginės transliacijos metu užduodami klausimai. Tai noriu pasitarti, ar išklausom visų pasisakysiu ir po to atsakinėjam į klausimus, ar dabar, nes kai kurie klausimai tai yra ir susiję, ką jūs minėjote dėl atrankos. Jūs paminėjot, kad jeigu
fiziniai, sakykime, tie kiti pirminio patikrinimo duomenys yra geri, jūs lyg ir raginat daugiau dėmesio tada jaunam žmogui skirti patiem mokslam. Tai kokius dalykus, ar galėtumėte išskirti, kokius dalykus, bendrojo ugdymo dalykus jūs turėtų labiau, kaip sakant, labiau stengtis, daugiau pastangų, kurie jam būtų svarbiausiai stojant? Tai kai tik mes ir sudėliojam, kad apie tuos dalykus, tai kurie dalykai yra įtraukti į konkursinius balus, tai yra išreikšta aišku procentais, bet kaip matote, ar gynybos ir saugumo institucijų valdymas ar tarptautiniai santykiai, tai pirmasis dalykas, kuris sudaro 40%, tai yra istorijos brandos egzamino įvertinimas, ar ne? Antras dalykas yra matematika arba informacinės technologijos, jis 20%. Trečias dalykas – geografija, užsienio kalba arba informacinės technologijos, matematika, biologija arba menai, 20%. Ir ketvirtas dalykas – lietuvių kalba ir literatūra. Modernios gynybos technologijų vadyba, tai daugiau šiek tiek turi reikšmės tikslieji mokslai, todėl pirmų numeriu eina matematika, kuri 40%. Ir iš principo beveik viskas tas pat, tik šiek tiek kaitaliojasi vietomis. Bet ką dar norėčiau paminėti, kad šie metai yra stojant į aukštąsias mokyklas privalu mokėti užsienio kalbą B1 lygių. Tai yra dėl to, kad mes esame ir NATO nariai, ir mūsų kariuomenė tai yra NATO kariuomenės dalis, o yra kalbos bendravimo dvi, tai yra anglų ir prancūzų. Toliau nuo šių metų stojant į mūsų akademiją minimalus konkursinis balas yra 2,5. Tai yra truputėlį mažiau negu Vilniaus universitetas. Tai, sakykime, kartelė irgi šiek tiek yra pakelta. Ir nuo kitų metų planuojama, kad stojant į aukštąsias mokyklas bus privalomas matematikos brandos egzaminas. Nebus tokios galimybės pasirinkti ar istoriją, ar matematiką. Tai trumpai, drūtai būtų tiek. O sakykit, kiek turit stojančiųjų? Ir kiek priimat kas metai, kiek turit kariūnų? Įvairiai, nes būna kiekvienais metais tvirtinama, kiek mes galim priimti. Tai šie metai eina kalba apie 70, tačiau atsižvelgiant į sunkią ir sudėtingą geopolitinę situaciją, kalba eina ir apie 100. O dar turim tokį klausimą. Mūsų klausė, koks santykis studijuojančių vaikinų ir merginų? Tai galiu atsakyti šitą klausimą. Kiekvienais metais įstoja taip apie 10%. Merginų ir jeigu skaičiais būtų, tai nuo 5 iki 8 merginų. Ir tai karo akademijai šiuo metu studijuoja 19 merginų. 10% maždaug. Na tai gal jūs tuomet ir papasakokite, koks tas kariūnų gyvenimas, kokia yra to gyvenimo specifika? Turbūt nėra tas pats, kaip kiti studentai atvažiuoja studijuoti ir pajaučia tą tokią laisvę, išvažiavimą iš namų, išėjimą. Tai, o koks yra kariūnų gyvenimas? Čia gal didžiausias ir iššūkis būna, nes karo akademija tai yra kaip kariuomeniai, iš karto laikomasi dienotvarkės ir ta disciplina būna didžiausias iššūkis įstojusiam. Nes vienas dalykas būti namuose ir savo dienotvarkės darytis kaip nori, o įstojus į karo akademiją, jeigu tai pradėjus, tai 6 ryto kelimasis, mankšta, po to prausimasis, po to rytinė rikiuotė, patikrinimas būna jų, pusryčiai ir 8 valandą bendra rikiuotė. 8:15 prasideda paskaitos iki pietų, po pietų dar irgi paskaitos. Ir būna taip dažniausiai, kad nuo 2 iki 5 yra karinio rengimo paskaitos, jau nebe universitetinės. O nuo 5 jau laisvalaikis, bet dažnai būna, kad laisvalaikio metu yra suplanuoti lyderystės paskaitos arba fakultatyvai, kurie priklauso prie lyderystės. Tai ir šokiai yra, ir jodinėjimas žirgais, kaip tokie, kur bet kitose... Bet yra pasirenkamieji, taip? Ne pasirenkamieji, tai privalomi yra, tai yra privalomi ir nustatytų laiku, tai turi būti kaip lankoma ir pasiekti atitinkamus rezultatus reikia. Ir vakarienė 6 valandą vakaro, po vakarienės dar galima pasakyti 2 valandas laisvalakio, po to vakarinė patikrinimas ir miegas 10 valandą. O per tas 2 valandas laisvalakio, jau čia galima išeiti laisvai, kur nori, į miestą savais reikalais? Pas mus yra taip, kad
laisvą laiką, kad išeiti į miestą, tai reikia užsitarnauti. Turi rodyti gerus rezultatus, mokymas, tarnybos gerus rezultatus ir tada išleidžiama. Bet taip, dauguma kariūnų mokosi gerai, tarnauja gerai ir beveik visi yra išleidžiami. Tik yra tokia taisyklė, kad įstojus pirmam kurse yra išleidžiama į miestą iki 9, antrame kurse jau mokantis į miestą išleidžiama iki 24:00, o trečiame, ketvirtame gali būti išleista iki ryto. Čia gal mūsų bataliono vadas truputėlį išgąsdino. Jo, jeigu kariūnui tikrai labai reikia, į banką reikalų yra, tai ten jau tiesioginis vadas matyti išleis. Taip, jeigu pridurti, jeigu yra reikalų, yra tų asmeninių reikalų, yra, kad šeimoje atsitiko kažkokie dalykai, ar ten susirgo mama, ar brolis, ar ten dar kažkokie, yra visokių tokių atvejų, tai visada išleidžiame. Nėra taip, kad jie būtų uždaryti ir... O jeigu labai rūpestingas mamos nori atvažiuoti slognešėlis, aplankyti, lankyti visi ar gali, draugės, kokias labai nori, tai laisvai leidžiat svečius. Taip, laisvai svečiai gali ateiti ir lankytis kareivinėse net, ir aplankyti, pamatyti, kaip gyvena, visada galima. Yra nustatyta, iki 9 valandos vakaro gali lankytis. Aš kai tik parengiau, yra dar vienas toks gabalėlis, kodėl mes studijuot rekomenduojam akademijoje, tai šiek tiek irgi susišauks su kariūnų gyvenimu ir bataliono vadas galės papildyti. Tai kodėl mes vis dėlto rekomenduojam studijuoti akademijoje, tai kaip ir matėt, kalbėjom, kad įgysit 2 specialybės, ar ne? Turėsit geras mokymosi sąlygas. Esmė tame, kad niekur nereikia eiti, viskas yra vietoje ir aišku labai orientuočiau ne į visas kitas, kur klauso kariūnus, bet į šią skaidrę, kur iš tikrųjų reikia daug mokytis. Nes kai kada žmonės galvoja, kad ateis ir nereiks mokytis. Toliau yra didelė galimybė dalyvauti tarptautinėse programuose, tokia kaip Erasmus, kur yra mainų programa, mūsų kariūnai vyksta į kitas valstybės, kaip Lenkija, Estija, Čekija, Prancūzija, Austrija. Ko gero, geidžiamiausia yra JAV West Pointo akademija ir taip pat dalyvauti konferencijose ir konkursuose. Tai matote, kai tik irgi vaizdai iš tų konferencijų ir iš bendrų mūsų projektų. Kodėl dar rekomenduojam? Tai turėsit puikias galimybės tobulėti fiziškai. Taip. Užsiminėsite kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Ką minėjo, tai yra kariūnas choras. Nuo 2 kurso yra privaloma šokiai. Mes rengiam išsilavinusių karininkų teisingai. Būsite aprūpinti maistu, apranga ir gyvenamąją vietą. Kaip nekeista, nemokamai, bet dar gaunat ir stipendiją. Čia jūs minite tokius labai svarbius dalykus, nes šiaip ne visi studentai dažnai pritrūksta ir to maisto, ir dar kitų gyvena tokius nepriteklius ir daug išlaidų turi pasipuošimam, rūbam, o jūs jau čia visą tą siūlot. Visus 4 metus praleisite draugiškam kolektyve, tai begyvendami susidraugaujant tiek, kad gaunatės kaip brolis ir sesuo. Būsite gerbiami visuomenės nariai. Na ir labai didelė tikimybė, kad gausite darbą, mes labiausiai mėgstam sakyti, kad tarnyba. Tai trumpai, trūtai tiek iš to gyvenimo, nebent dar papildys. Įtikinamai labai. O jūs paminėjot, labai dažnai žmonės rinkas profesiją ir nerimauja, arba netgi pasirinkimo kriterijus yra vienas iš tų, kad ar turės darbą baigę mokslus. Ar galima teikti, kad visi jūsų baigę akademiją jau turi garantuotą darbo vietą? Ar čia yra irgi kaip ir su kitom profesijom? Taip 100% garantuoti negalima, nes ministerija kiekvienais metais, kaip jau absolventai mūsų baigė, pateikė poreikį, kokį reikia, bet paskutinius metus tai buvo visi priimti į krašto apsaugos sistemą. Ir žiūrint į tai, kad yra politinis sprendimas atnaujant šauktinių kariuomenę, tai galim iš karto matyti, kad bus poreikis didelis karininkų. Kaip tik mūsų ir prisijungę dalyviai klausė apie tikimybę gauti darbą, tai jūs kaip ir atsakėt. Ir dar turim tokių klausimų. Sako, kadangi žinoma apie gana griežtus reikalavimus, drausmiai, tai koks procentas baigia mokslus? Ar turi didelį nukritimą, iškritimą iš įstojusių? Taip, dažniausiai didelis procentas nukrenta pirmam kurse. Tai jeigu procentaliai paimti, tai apie 20%.
Bet didžioji dalis, jie išeina patys. Jie išeina patys, ne todėl, kad jie kažko neįvykdė, bet jie persigalvoja, suprato, kad ne jų profesija, tai ne jiem karinis gyvenimas ir jie pasiryžta ir išeina ir tada ieško jau kitur. Matyt, atranda savo kelią kitą. Tai šiek tiek norėsiu papildyti, tai ką ir kalbėjom ir prieš tai, kad iš tikrųjų yra žmogui sunku susivokti. Tai jeigu žmogus groja smuiku ir yra laimingas, o kitas kariauja yra laimingas, jie abu yra laimingi. Bet jeigu sakeisim vietom, jie taps abu nelaimingi. O ką ir kalbėjot apie tai, kas laukia po akademijos, tai irgi turim gabalėlį, kas tų žmonių laukia po akademijos. Tai baigus akademiją, tie žmonės arba leitenantai, ką minėjom, vadovaus 30 žmonių arba, kitaip sakant, karių būrį. Jeigu įdėmiai pažiūrėsite, tai štai šitas 30 žmonių būrys ir štai to leitenanto vieta. Kas dar? Bus atsakingi ne tik už žmonės, bet ir už milijonus vertą techniką, įrangą ir ginkluotę, ką irgi rodo šis vaizdas. Taip pat nepasibaigė. Pabaigus akademiją vis dėlto reikės dar toliau mokytis ir tobulėti visą tarnybos laikotarpį. Matom vieną vaizdą iš kursų. Sekantis yra magistrų baigimas, kai tik yra įteikti diplomai valdovų rūmuose. Vyks į komandiruotės, į pratybas ir tarptautinės operacijas, kai tik vaizdas karių iš valdovų rūmų išvykstant į tarptautinę operaciją ir vaizdai iš visokių pratybų ir tarptautinių operacijų. Kirsite karjeros laiptais. Tai kaip ir minėjo, galima tapti ir kariuomenės vadu ir generolu, bet tik tai ne kitą dieną, tai reikia nueiti ilgą kelią. Ir pagal pasaulinės apklausas, tai karių profesija užima labiausiai įtempta ir pačią sunkiausią profesiją. Tai trumpai drūtai būtų tiek. Dar turim klausimų dėl patekimo į akademiją. Tai vienas klausimas yra, kurį dar prieš transliaciją mes gavom. Lietuvos, tie jaunuoliai, kurie lanko Lietuvos šaulių sąjungos, reiškia, veiklas. Ar jie turi kažkokių pliusų, bonusų, apart to, kad jie jau turi tam tikrų matyti savybių ir fizinių, ir asmeninių, jau pasiruošę labiau, bet ar dar yra kokių kitokių stojimo bonusų, jeigu jis yra iš Šaulių sąjungos narys? Akivaizdu, dalyvavimas Lietuvos Šaulių sąjungos bei krašto apsaugos savanorių pajėgų veikloje, tikrai išskiria tos jaunuolius iš kitų. Vadinkime taip, jis iš dalies matęs tos karinės tarnybos, matęs uniformą, matęs specifiką, pats savo faktiškai jis tuo ir įrodys jau yra, kad toks būdas jam patinka, mato aplinkoje tos profesijos siekiamybę, tai yra vadus įvairius, kariuomenės rūšių atstovus, tai jam lengviau orientuotis. Tai tokie dalyviai, kiek aš bent jau pastebėjęs, profesinė tinkamumo testai išsiskiria ir su manumu, ir įgūdžiais, ir gebėjimais. Tai būtų sveikintinas dalykas. Prieš stojant į karo akademiją, savotiškai išsibandyti toje veikloje. Taip, o tie papildomi taškai, taip, jie yra skiriami. Ir aišku, mes ir orientuojamės į tai, priimant jaunuolius. Tai lauktina, kad jie būtų šauliai, savanoriai arba tarnavę, pavyzdžiui, bazinėse karinėse mokymuose. Taip pat šiuo atveju kviesime ir šauktinius atlikusius privaloma pradinė karo tarnyba studijuoti karo akademiją. Ir papildomi taškai jie yra skiriami, kolega juos pademonstruos. Tai jeigu trumpai papildant, turim taip pat ir skaidrę dėl papildomų balų, kas yra labai aktualu, kurie, sakykime, galbūt nėra tokie stropus ir nesusimasto apie mokslo reikšmę. Tai kaip matot, papildomi balai yra kam suteikiami. Jeigu moksleivis yra tarptautinių olimpiadų konkursų laimėtojas 1-3 vietojas, tai atitinkamai gali gauti nuo 2,5 iki 1 papildomų balų. Jeigu jis yra Lietuvos olimpiadų arba konkursų nugalėtojas, taip pat nuo 1 iki 3 vietos, tai irgi nuo 1,5 iki 0,5 balų. Taip pat, ką ir minėjo kolega, asmenims įgijusiems pagrindinį karinį parengtumą. Tai būtų, jeigu jis baigęs bazinius kario kursus, arba jeigu jis yra savanoriškojo krašto apsaugos tarnyboje, jis irgi taip pat gali gauti 1 balą, bet jis irgi turi būti praėjęs tą bazinį kario savanorio kursą pilnai.
Taip pat, kur tas 9 mėnesių, ar kaip dabar yra ten? 3 mėnesių. O šauliai, kurie pateikia šaulio pažymėjimą, jie gauna 0,3 balo. Taip pat dar asmenims, kurie baigia kūno kultūros modulį krašto gynybą, pridedama 1/10 balo. Bet ką norėčiau dar pabrėžti, kad vertinimi tik tai 11-12 klasių olimpiadų pasiekimai ir už to paties tipo olimpiadą papildomas balas arba didžiausias pridedamas tik vieną kartą. Už skirtingų tipų olimpiadas skirti papildomai balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą, negalim to daryti nuolatos. Ir visą tai būtinai reikia tuos dokumentus arba kitaip įrodančius tuos dalykus reikia gauti, bet juos reikia pateikti būtent mūsų studijos skyriui, priėmimo komisijai. Tai trumpai tai būtų toks papildymas. Dar mūsų klausė, o kokios yra karjeros galimybės krašto apsaugos sistemoje asmenims, jau turintiems universitetinį kūno kultūros išsilavinimą? Ar yra kokių? Taip galėtumėm pasakyti, kad kūno kultūros, tai didžioji dalis, kurie yra fizinio rengimo instruktoriai, tai yra seržantai. Tai jeigu asmuo turi kūno kultūros universitetinį išsilavinimą, tai jis, jeigu nenorėtų būti karininku, tai galėtų ateiti į kariuomenę ir eiti per tą kelią seržantą ir pritaikyti savo žinias ir tapti fizinio rengimo instruktoriu. Tiesiog čia kaip išvertus iš mums iš švietimiečių kalba, kaip mokytojas, kaip dėstytojas, taip, kuris žmogus, kuris mokytų kitus. Taip, kuris mokytų kitus. Taip pat net mestina, kad toks jaunuolis gali bandyti tapti vėlgi karininku. Pas mus priėmimas vyksta iki 25 metų, taip kad visos durys atviros. Ir beje, mes profesinį tinkamumo testavime susidurėme su tokiais žmonėmis, kurie dėja įstoja į kitas aukštasias mokyklas, dėja nevardinsiu aš jų čia iš tokių kolegiškų moralinių sumetimų, bet dėja nusivylę, baigė, kai kurie kentėdami pasirodo pas mus, jau subrendę ir priima tokius sprendimus ir studijuoja. Ir matyt, bataliono vadas patvirtins. Yra tokių, yra tokių kurie jau baigė kitos universitetus ir įstoja ir dabar pas mus mokosi. Čia vėlgi matyt irgi iš to, kad jeigu supranti, kad ne tau yra tai, ką tu baigęs, tai ieško dar savęs. Tikriausiai čia tas. Tai tas labai svarbu jau pats sprendimas. Ir mes visgi siūlom ir bandom ir matyt gal unikali tokia situacija yra, kad nuo 16 metų jūs jau turite daug šansų. Ir bandyti, apsispręsti, bandyti, galvoti ir laukiame. Taip, jau nuo 16 metų. Dar turiu tokį klausimą, matyt, mama arba tėtis žiūri mūsų transliaciją ir klausia, mano sūnus kaip ir norėtų, bet vis dar abejoja, ar pasirinkti šias studijas. Kaip jį užnorinti? Jūs čia aišku pateikėt ir skaidrių, ir argumentų žavesio kario profesijos, bet gal dar kokį akcentą? Labai gera pastaba. Labai gera pastaba. Man tenka dažnai susidurti su tokia situacija. Na, matot, Jungtinės karalystės sistema testavimo išmoktos pamokas. Tai mes pirmiausia jau laukiame, kad kandidatas užsiregistruoti į testą, tai bent jau paskambintų pats. Dažnai paskambina seneliai, močiutės ir tėveliai, kurie dėja, taip. Nori patalkinti. Taip, norėtų patalkinti. O kągi galima patalkinti? Tai mes juk vardinam. Tai pradžiai gerai būtų pasimbandyti arba įsiūlyti sūnui arba dukrai pabandyti tose veiklose. Na, čia Lietuvos šaulių sąjunga, jinai šioje terpėje labai unikali. Tokiems bandymams savęs, eksperimentams, ar tikrai man patiks. Toliau yra įvairios kariuomenės ir visuomenės šventės. Na, prašom, dalyvaukit. Tengi juk yra daug kariuomenės atstovų, įvairių padalinių. Susidūrimas, pasižiūrėjimas tos įvairios technikos. Tie patys leitenantai mūsų, absolventai tose šventėse dalyvauja. Tai vat kvieščiau į tokius įvairius kariuomenės ir visuomenės renginius. Čia vienas toks dalykas. Nors beje, mano praktikoje tai būdavo atvykę ir tokie kandidatai, kurie sakydavo, o tėtė nupirko gerą kompiuterinį žaidimą, kovinį, aš jį žaidžiau. Ir man ten labai patiko ir aš dabar norėčiau realybėje po 4 metų pas jūs išbandyti visą tai. Kviečiame, taip, irgi metodas, kodėl ne? Tai gal ir atvirų durų dienas turi, kaip ir kitos mokyklos, kur galima atvykti vietoj pasidairyti? Taip, turim, bet jau turėjom. Šių metų jau pasibaigė. Jau pasibaigė, bet kolega labai gerai pasakė.
Gegužės viduryje būna visuomenės ir kariuomenės diena. Tikrai ten bus stendas arba palapinė, kur bus ir karo akademija, ir visos kitos minėtos, tiek Šaulių sąjunga, tiek savanoriai ir visos kitos tarnybos, tai tą galima atrasti. Čia ne tik Vilniuje vyksta, čia galima, kas gyvena ne Vilniuje. Vyksta pasirinktinai, negaliu pasakyti, kuriam mieste šiemet bus, bet būna pasirenka. Šiemet Marijampolėje bus gegužės 17 diena. Taip, bet jūs paklausėt, aišku, tų kariuomenės ir visuomenės turi renginių apstu, nes, pas mus krašto apsaugos sistemoje krašto apsaugos savanorių pajėgų padaliniai išsidėstę visoje Lietuvos teritorijoje, tai jie kariuomenės ir visuomenės renginių susitikimus organizuoja pastoviai. Beje, mūsų karo akademija taip pat kviečia kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos. Įdomi pristatomoji programa vyksta karo akademijoje, netgi su pašaudimu lazerinėme tyre, ko jūs nepadarysite niekur praktiškai Lietuvoje, susipažinti su gyvenimo sąlygomis, kaip tie kariūnai gyvena. Ir beje, su jais ir pabendrauti. Tiesiogiai, betarpiškai ir papasakos. Taip, ir aišku, tėveliui rekomenduočiau tenai pasitraukti šiek tiek į šalį, kad bendramžiai pasikalbėtų, kaip yra iš tikrųjų. Tai beje, mes ir kviečiame. Prašom, skambinkite, laukiame. Kai tik dar atradau vieną skaidrę, kur kalbėjote apie balus, tai klausimas buvo apie balus, tai čia labai yra gera tokia statistika. Tai kaip matot, praeitų metų stojimas, pirma lentelė su papildomais balais ir antra lentelė be papildomų balų. Tai kaip matot, čia yra raudoni stulpeliai, tai maksimalus konkursinis balas, pilkas minimalus ir konkursinio balo vidurkis. Tai matote visos trys sritis arba visos trys mūsų kryptis. Ir pagal jas kaip atrodo, tai labai nesunku pamatyti, kiekgi tų balų prisidėjo ir kiek žmonių pateko, kurie galbūt nebūtų patekę. Tai trumpai drūtai tiek. Aš savo ruoštų dar norėčiau grįžti prie to, kad jūs paminėjot tiem tėvam besidomintiem. Tai galbūt iš tikrųjų reikėtų raginti įsitraukti į Lietuvos Šaulių sąjungos veiklas pasitikrinimui. Ir tuo pačiu noriu dar anonsuoti, kad mes savo mokytojo televizijoje tiesioginę vaizdo transliaciją turim suplanavę gegužės 21 dieną, kur ir ketinam plačiau pristatyti Lietuvos Šaulių sąjungos veiklas, pasiūlymus vasaros atostogom, vasaros stovyklom, kur irgi matyti toks puikus šansas pažiūrėti, kas yra kas, tinka ar netinka. Ir dar dėl stojimų yra klausimas o kokie yra medicininiai reikalavimai, psichologiniai testai stojant, būna kažkokie? Aš atsakysiu, tai šito ko gero nei aš, nei mano kolegos neatsakys, tai gali pasakyti medikai, kurie yra Kaune, yra karo ligoninė ir ten specialistai turi specialias lenteles, normatyvus ir jie būtent pasako, yra tam ir prietaisai, ir aparatūra, todėl nei aš, nei kitas žmogus nepasakys, tai tik tai medikai nustato. Taip, tokia karinė medicininė komisija yra vienintelė Kaune. Jinai tikrina, reiškia, bet aš suprantu klausimą esmę. Daugelis taip abejoja. Akys, akiniai, šiek tiek gal kažkokių tam tikrų sričių lygų. Tai mes turime tokį susitarimą. Komisijos pirmininkas kartais mielai duodame jo telefoną, tos karinės medicininės komisijos, jis būtent norinčiam betarpiškai tiesiai paaiškina, kokios yra galimybės. Tai mielai kreipkitės ir padėsime šios klausimus išspręsti. Bet čia kai jau konkrečiai ketinama yra stoti į jūsų akademiją, tai turi nuvykti žmogus... Čia yra vienas iš etapų. Gauti tą pažymą. Vienas iš priėmimo etapų yra įveikus profesinį tinkamumo testą, gavus sėkmingą įvertinimą, sekantis etapas ir yra nuvykti į karinę medicininę komisiją Kaune. Ten tikrinami visi kariai. Tiek savanoriai, ta prasme... Čia norėčiau papildyti, jeigu vaikinas ar ten mergina nori stoti ir praėjo vieną etapą, kad pagal tinkamumą tinka, bet žino, kad serga, pavyzdžiui, liga arba kažkokios problemos gal yra medicininės, tai atrankos centre gali gauti telefoną, pasiskambinti ir pasakys, taip, jūs tiksit. Ta prasme, čia nesupraskite taip betarpiškai, kad jau telefonu ir nustatys. Ne, tokia minimalė konsultacija. Bet gali taip apklausa, kaip ir pasakyti. Galima gal taip sakyti, kad reikėtų padrasinti, kad neiškart nenurašyti, o tiesiog padrasinti. Tikrai, patikėkite, mes dėja ne tie medikai, bet taip sakant, iš savo pusės, tos profesinės patirties, nes mes irgi vykstame į tą komisiją, tai
Aišku, vertina medikai specialistai ir turi savo specialų nustatytą vertinimą. Taip, kad čia komentarai tokie ir gali būti. Šitas klausimas specialistams. Taip iš tikrųjų nereiktų bijoti, nereiktų klausytis, kaip kartais Lietuvoje mėgsta pasiklauso kaimyną, nes kaimynas nustatė ir pasakė, tu netiksi. Nu, tai nereikia klausytis kaimynų arba ten viena... Kiekvienas unikalus. Bubutė pasakė, kad tu netiksi dėl tokios ligos. Tai geriau pačiam išbandyti ir sveikatą prie to pačio pasitikrinti. Nemokamai. Mes paminėjom apie kaip populiarinti arba labiau pristatyti dar tą kariškių gyvenimą, tai yra klausimas, ar galima pasikviesti kariūnų ar karių į savo mokyklą, kad mokiniai galėtų tiesiogiai ten pabendrauti. Ar esat kviečiami, ar vykstat į mokyklas? Labai dažnai kviečiami esam ir ne visada galim išvykti, nes, kaip buvo pradžioj mūsų pristatymų pasakyti, kariūnas yra studentas, o studentus tai turi mokytis. Savo tiesioginę pareigą. Jis turi savo tiesioginę pareigą atlikti, bet taip mokyklos kviečia ir pagal galimybės į mokyklas važiuojam ir pristatom savo veiklą. Yra tai. Na ir dar vis tik jūsų klausčiau ir turim tokių klausimų ir truputėlį jūs jau paminėjot, kad vyksta ne tik tai įtemptos studijos, bet yra dar ir kitokių veiklų kariūnam. Tai mūsų klausia, ar yra kokios nors neformaliojo ugdymo veiklos, kurie gali laisva valia dar savirealizacijai laiko rasti. Minėjot šokius, bet jie kaip ir privalomi, minėjot chorą ar ten... Į chorą tie, kurie turi klausą ir balsą. O jeigu nėra... Taip, yra pas mus ir teatro būrelis, kas turi sugebėjimų vaidinti arba nori, tai lanko teatro būrelį. Yra daug sporto šakų būrelių, futbolo, krepšinio, bokso. Akademijoje nėra, tai mes sudarom sąlygos, kad jis gali eiti į miestą, į Vilnių patį ir kažkur lankyti kažką. Tai nėra taip, kad uždrausta ir negalėtų kažką pasiekti. Tai žodžiu, yra pasirinkimas laisvalaikiu tokiam? Yra. Tai ir taip pat, kadangi įstoja nemažai ir stoja ir dalyvauja veikloje, tai buvę Lietuvos šaulių sąjungos nariai, savanoriai, taip pat tarnavę kariuomenėje, tai bataliono vadas, kiek žinau, ten irgi tokią iniciatyvą rodė kartu su karininkais. Yra sukurti įvairūs karybos būreliai, tobulinasi žvalgybos srityje, žvalgų toks būrelis, šaudymo būrelis, žodžiu, įvairių ten tų karybos. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, prieš 2 metus, kai įstojo vieni ir jie tokie muzikalūs buvo ir norėjo sukurti grupę. Taip. Tai mes sudarėm sąlygas ir jie sukūrė grupę ir jau 2 metai koncertuoja. Daug kur kviečia mokyklos, net nuvažiuoja ir koncertuoja, yra grupė Vytis. O šiaip studentai turi ir yra studentų savivaldas visokias institucijas, jie jungiasi į asociacijas, bendradarbiauja tarp atskirų universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų. Ar jūsų akademijos studentai, kariūnai turi galimybę būti tinkle tarp kitų? Yra kariūnų taryba. Ir jie dalyvauja su studentų asociacijom ir jie turi tą veiklą, jie turi kontaktus ir dažnai kitų universitetų studentai per kariūnų tarybą kviečia, kad padėtų renginius organizuoti ar dalyvautų jų šventėse ir taip pat mūsų kariūnai kviečia juos ir dalyvauja. Na, mūsų laikas po truputėlį eina jau į pabaigą, tai aš dar norėčiau pakviesti, paraginti prisijungusius, jeigu turi dar klausimų ar minčių, įžvalgų, pasiūlymų, tai kviečiu pasinaudoti tą galimybę tiesiogiai paklausti. O jeigu kiltų dar minčių, idėjų, dėl, kaip klausė, dėl galimybę atvykti į mokyklas, matyt, tas yra sudėtingiau, bet jeigu būtų dar klausimų, kurie jums po to bus aktualūs, tai galite rašyti mūsų ugdymo plėtotės centrui ir jeigu svečiai sutiks, mes kviesim ir kitą kartą į tiesioginę vaizdo transliaciją ir galima dar kažkokių specifinių klausimų tiesiog pristatyti, aptarti, kad sudaryti tą galimybę lankščiau, patogiau, pigiau, taupant laiką, tiesiog pažiūrint vaizdo įrašą, labiau susipažinti. Pabaigai dar klausčiau, ką norėtus pasakyti švietimo bendruomeniai, nes mes kvietėm jungtis tiek mokytojus, tiek švietimo administratorius, tėvus, vaikus vyresniųjų klasių. Turim švietime dar tokius profesinio informavimo konsultantus, kurie tikslingai dirba. Tai
pabaigos tokiam žodžiui, ką dar norėtųs akcentuoti, pasakyti. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjot profesinio informavimo tinklą. Tai iš tiesų puikiai funkcionuojanti sistema. Čia komplimentas tikrai jūsų sistema, nes nemažai tų pedagogų, kurie dirba šitoje srityje, tai mes matome jų vadovaujamas grupės, kurios atvyksta į Karo akademiją į mūsų įvairius pristatymus. Tai tikrai efektyvu ir dėkoju šiems pedagogams, o būsimiesiems jaunuoliams, norėčiau tik tai palinkėti aktyviau dalyvauti, priimti sprendimus ir bandyti stoti pas mus, tiesiog bandyti. Tai galima galbūt, jeigu leisite, aš norėčiau Jaroslavo Hašeko knygą Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai šiek tiek perfrazuoti. Kariūnas būsimasis tai yra šlovės embrionas, didvyrio užuomazga. Ko gero, jauniems žmonėms tai palinkėčiau turėti daug valios. Tai nuo to viskas priklauso ir kai kurių dalykų galima pasiekti, neturint fizinių ar kitokių gebėjimų, tai jeigu turės pakankamai valios, tai pasieks visko, ko nori gyvenime. O kita vertus, šiuolaikiniai visuomeniai, kada tampam tokie truputėlį iš šono pažvelgus lyg vartotojai, tai linkėčiau visiems mums, ne tik ir jauniems žmonėms, prisimint, kad ne tik turim savo teises, bet ir turim pareigą, o pareiga ginti savo tėvynę tai yra viena turbūt iš svarbiausių, nes to netlikus viso kito galim netekti. Tai trumpai ir tai tiek. Aš tai norėčiau pasakyti pedagogam, tie, kurie norėtų pasikviesti mus į mokyklas arba norėtų apsilankyti pas mūsų akademiją, tai mūsų internetiniam puslapį atrastų viešųjų ryšių specialistus, kreiptųsi pas juos ir jie bendraudami su jais atrastų tą laiką, kada atvažiuotų mūsų atstovai arba iš mokyklos kažkokie ekskursija atvažiuotų pas mus. O jauniem žmonėm, kurie galvoja, kad gali sugebėti vadovauti kitiems žmonėm, tai prašom, stokite į akademiją ir jūs turėsit gerą progą vadovauti. Ir nepamirškite tinklapio www.lk.lt. Ten viską galite atrasti, tiek telefonus, tiek žmonės, kurių galite paklausti. Ar galbūt neatrasit informaciją, nereiks klausti. Jūs čia kaip ir pakvietėt ir toliau bendradarbiauti ir dar buvau pametus vieną klausimą. Mūsų klausė apie vasaros galimybės, kad vasara yra parankus laikas ir užimti mokinius, ir sudominti, ir įtraukti. Tai dar pabaigai toks klausimas, ar čia jau vėl turim žiūrėti į Lietuvos šaulių sąjungą, ar dar kažkokių yra kitų pasiūlymų, kur vasaros, reiškia, metu galėtų mokiniai įsitraukti? Tai pabandysiu gerą aš atsakyti. Tai taip, šaulių sąjunga ir savanorių pajėgos tai būtų pagrindiniai dalykai, bet kaip studijų skyriaus atstovas galiu pasakyti, kad vasarą mums pats darbymetis su stojamaisiais, o patys kariūnai atsakys bataliono vadais. Pridėsiu, jeigu dėl šaulių sąjungos, tai žinau, šiemet jie vasarą planuoja 4000 pakviesti vaikų į stovyklas, tai turėtų kreiptis į šaulių sąjungą. O pas mus, kaip jau buvo pradžiai paminėta, yra universitetinis rengimas ir karinis, ir vasaros laikas mums karinis rengimas. Birželis, Liepa, tai karinio rengimo laikotarpis. Jau mes su savo kariūnais būnam poligonas. Dėl stovyklų, tai reikėtų dar pasižiūrėti, jeigu yra kur netoli daliniai Lietuvos kariuomenės, kartais jie būna organizuoja vasaros stovyklas pagal galimybės, tai reikėtų irgi pasižiūrėti, pasidomėti. Vietose. Taip, vietose. Aš tai norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad ko gero, bežiūrint, gal atsirado žmonių, kurie galvoja apie stojimą dar šiais metais, tai pagrindinė informacija, kad registracija į profesinio tinkamumo testus pas kolegą vyksta iki šių metų birželio 8 dienos. Profesinio tinkamumo testai organizuojami iki šių metų Liepos 10 dienos. Prašymai priimti studijuoti registruojami nuo birželio 1 dienos iki Liepos 18 dienos 15:00 valandos. Toliau stojančiųjų galimybių ir geriausių kvietimo studijuoti paskelbimas vyksta Liepos 23 dieną iki 15:00 valandos. Ir paskutinis akcentas tai priėmimo komisijos posėdis ir mokslo metų pradžia, kurių pakviestiem dalyvavimas yra būtinas, tai yra Liepos 27 diena 10:00 valandą. Tai tokia informacija, jeigu tie, kurie jau tikrai galvoja šiemet. Tai tokia karšta, kam dabar labai taip, kam labai aktualu. Dar suspėti į studiją. Tai trumpai, tai gero būtų tiek šiems metams. Na ką, aš tikiuosi, kad
Šiandien tikrai jūs ir pademonstravot nuotraukų, ir gyvų žodžių pristatėt, ir ką reiškia būti kariškiu, ir apie terminus paaiškino, tai dar reikės matyti ir pastudijuoti geriau, nes ir aš galvoju, kaip čia nesuklydus, ar karininkas, ar kariškis, ar kareivis. Ir parodė tą specifiką kareivio. Jeigu manęs kas nors asmeniškai paklaustų, kodėl verta būtų būti kariškiu, tai aš greičiausiai atsakyčiau tiesiai šviesiai ir atvirai, kad vien dėl uniformos matyt labai smagu. Tai čia moteriškas. Ir dėl disciplinos moteriškas. Ir pristatėt ir kariūnų gyvenimo tokias reiškia specifiką, tai belieka man labai nuoširdžiai padėkoti ir noriu dar visiems priminti, kad pas mus mokytojo televizijoje šiandieną viešėjo garbingi svečiai iš Lietuvos karo akademijos, tai kariūnų bataliono vadas majoras Bronius Žėkas, atrankos centro viršininkas majoras Rimvydas Adomavičius ir studijų skyriaus viršininkas majoras Ramūnas Grėsius. Tai nuoširdus ačiū Jums, tikimės čia ne paskutinį kartą taip susitinkam.